Na ką, už manęs lieka paskutinė Shell degalinė. Startavau šiandien 10 valandą, o dabar jau po 4. Tai bemaž 6 valandos už vairo šiandien. Taip, turiu tikriausiai papasakoti, kas čia vyksta. Aš esu Kretoje, Graikijoje, atostogauju, leidžiu laiką ir prieš porą dienų mes čia buvom pasinuomavę mašiną ir man iš tikrųjų taip patiko važinėti po Kretą ir aš norėjau visur stabdyti ir fotografuoti vaizdus, kalnus ir panašiai, bet dėja aš keliauju ne vienas. Ne, šiaip ne dėja, kad keliauju ne vienas. Smagu, kad keliauju ne vienas, bet tiesiog kitų žmonių atžvilgių yra biški nesąžiningas stoti visur non-stop, kiekvieną kampą fotografuoti ir gaišti tiek daug laiko. Tai aš nusprendžiau, kad šiandieną yra prieš paskutinę mano diena Kretoje, aš vienas išsinuomosiu mašiną, apvažiuosiu tokį ratuką ir pafotografuosiu ir padarysiu savo tokią pramogą, kelionę fotografuojant Kretą. O kad būtų įdomiau, aš nusprendžiau, kad noriu padaryti tokį dalyką, kaip vadinasi angliškai bucket shot. Tai reiškia, susigalvoju idėją, ką tu nori nufotografuoti ir stengiesi tai įgyvendinti. Tai šiandieną mano užduotis būtų tokia, kad aš norėčiau apvažiuoti kuo daugiau Shell auto degalinių ir jas nufotografuoti. Žiūrėsim, kaip man seksis. O kodėl būtent aš noriu fotografuoti tas Shell degalinės? Tai visų pirma, man patinka, kaip degalinės Shell atrodo. Geltonai raudonas apipavidalinimas man patinka, artimas ir man atrodo vaikystėje vos prisimenu, viena kita pas mus Vilniuje buvo Shell degalinė, o ir prie to paties elektromobiliai po truputį užkariauja rinką, tai ateityje, manau, degalinės šiek tiek pakeis savo pavidalą, tai šiuo metu galima įamžinti, kaip jos atrodo dabar. Priedo, aš seniai jau norėjau pavažinėti ir pafotografuoti Lietuvos degalinės, to dar nepadariau, tai padarysiu tai dabar Kretoje. Ir jeigu jums patiks, galbūt apvažiuosiu kažką ir Lietuvoje. Taip, aš esu jau antroj savo lokacijų, va ten yra Shell degalinė, eisiu ją dabar nufotografuoti. Šiaip toks įdomus dalykas Kretoje, kadangi čia yra kalnuota vietovė, kai tu planuoji savo kelionę su Google Maps'is, pavyzdžiui, jis tau rodo, kad važiuosi 2 valandas. Ir tu galvoji, wow, čia toks atstumas didelis, kokie 200 km, o iš tikrųjų pasirodo čia kokie 70 km. Bet kadangi kalnuota vietovė, važiuoji negreitai, atsargiai, tai ir gaunasi toks didelis laiko tarpas tarp lokacijų. Ir dėl to, kai nuomojatės mašiną, labai svarbu nepadaugintis su degalų pilimu, nes prieš tai, kai mes nuomavomės šitą mašiną, apie kurią vėliau papasakosiu, tai mes užsipylėm pilną kūrą ir tikrai neišvažinėjom ir gražinom su ekstra 250 km kūrų bake. Tai va, permokėjom, bet gyveni ir mokais. Jūs dabar žinosit, jeigu keliausite Kretoje ar kalnuotose vietovėse, pilkit eigoje kūrą ne iš anksto. Šiuo metu aš kaip tik sėdžiu prie kompiuterio ir montuoju šitą video, tai jeigu jis jums patinka, nepamirškite paspausti like ir subscribe, jeigu dar nesate prenumeravę mano kanalą. Taip pat aprašyme įdėjau nuorodą į savo tinklapio blogo postą, kur galite pamatyti visą nuotraukų galeriją ir taip pat, jeigu domina, galite susisiekti ir įsigyti tam tikrą nuotrauką savo interjerui. Nes Instagrame jau kelis kart gavau tokį klausimą, ar galima įsigyti nuotraukas interjerui papuošti, tai galvojau pranešiu ir jums, ir jeigu jums įdomu, susisiekime. O dabar atgal prie video. Na ką, aš dabar esu jau 3-oje Shell degalinėje, pakeliui buvo nuostabus kelias, važiavau apie 40 minučių, palei kalnus, sustojau kelis kartus, išlipau iš mašinos padaryti kelias nuotraukas, netgi privažiavau prie kranto, pakrantės, bet ten labai daug nesustojau, tik iš viršaus vėlgi išlipau iš mašinos, nufotkinau porą kadrų vaizdų, kuriuos ir rodysiu jums. Dabar labai jau karšta ir užsidėjau bandaną tik dėl to, kad nemėgstu, kada mano kakta prakaituoja.
prakaituoja ir bėga prakaitas, tai sugalvojau čia kelionėje Graikijoje, kad dėtis bandaną ryžtis ir tada sugeria tą prakaitą ir netaip erzina, plus šiek tiek netgi vėsina. Tai va, o dabar jau judu toliau ir laukia manęs sekantį Shell degalinę. Pakeliui į kitą Shell degalinę, va čia radau miestelėje dar vieną degalinę, tokią mažą, cute, greit išbėgau, nufotkinau ir aš galvojau, pakeliui kažkur sustosiu, aišku, čia visos senos degalinės, bet kažkur gal bus modernesnės su normalia kava, kaip Lietuvoje. Bet deja, kiek pravažiavęs esu degalinių, visur jos senos, tokios autentiškos, senos, cute, bet be kavos viduj. Tai dabar sustojau, va čia yra parduotuvė, galvojau bent jau nupirksiu kokią šaldytą, tokią šaltą Starbuckso bonkutį kavą, bet net ir jos nėra. Yra tik energetinių kavos, bet aš energetinių kavom nepasitikiu, tai tęsiu savo kelionę be kavos. Gal pakeliui surasiu. Na ką, dar viena mano degalinė Shell, šita atrodo moderniau ir geriau, nes ten visos išblunkusios buvo, čia atrodo viskas gerai. Jau šiek tiek jaučiasi nuovargis. Negaliu gauti normalios kavos čia niekur, maži miesteliai, tai viskas tik vietiniams ir ne pagal lietuvių standartus, noriu pasakyti, tai nesinori rizikuoti. Nuovargis šiek tiek jaučiasi ir čia aš dar atrodo net neįpusėjau savo kelionį, dar iki Herakliono važiuosiu apie valandą ir iš ten apie valandą iki savo viešbučio, tai judam toliau. Pakeliui radau graikišką Lidlą ir nusprendžiau užeiti pažiūrėti, kasgi ten, kaipgi žmonės gyvena. Tai manau visi nariai lietuviškų grupių Lidlą, kur ten veikia prastą tvarką. Neseniai mačiau, kad kažkas papostino, jog dievaži šaldyklėje iš pakelio iškrito cepelinai. O ne! Tai jeigu jie būtų atėję į graikišką Lidlą, jie čia viską fotografuotų ir postintų, nes čia 100 kart didesnė betvarkė, tai suprantu, kad reikia būti dėkingiams mūsų Lidlo darbuotojams, kad jie tvarkosi, taip kažkur praleidžia, bet čia yra natūralu ir normalu. O aš, kadangi niekur kitur kavos neradau, teko nupirkti va tokią Starbuckso cafe latte. Jinai yra ne pati geriausia, iš esmės čia kaip Coca-Cola, tiek pat cukraus, tiesiog skonis kaip kavos ir dar bandelė su šokoladu. Užkandu ir varau toliau. Dar viena pakeliui degalinė ir nusprendžiau šį kartą patinginiauti ir nelipti iš mašinos ir iš mašinos ją nufotografuoti ir tuoj pažiūrėsim, kas gausis.
Pasiekiau jau Heraklioną, ką tik buvau išlipęs nufotografuoti ir čia degalinę. Pakeliui buvo 2 degalinės, kurias aš nufotografavau iš mašinos ir dabar praėjau čia fotografavau ir darbuotojai klausiau, ką tu veikia? Aš sakau, aš čia darau savo tokį asmeninį projektą, noriu nufotografuoti apylinkėse visas Shell degalinės. Jie sako, okei, būk tik atsargus ir viskas fainai. Va, ir dar norėjau papasakoti apie šitą mašiną, kurią vairuoju jau iš viso per atostogas 3 dieną. Mazda 2. Mažas mašiniukas, labai tinka šitai vietoviai, kur labai tokie siauri keliai kartais būna ir šiaip čia su didelė mašina labai būtų sunku palakstyti. Jinai nėra super galinga, čia benzininis variklis, nežinau galingumo, bet užtenka, pilnai užtenka, kadangi čia apskritai virš 90 km/h važinėti negalima, o daug kur yra ir 50 ir 70 greičio ribojimai, tai šitos mašinos pilnai pakanka. Plus yra sporto mygtukas, nelabai kas pasikeičia galingumo atžvilgiu, galbūt tiesiog laiko pavaras ilgiau, bet priduoda tą garsą, kuris tiesiog suteikia papildomo smagumo vairuojant, tai iš tikrųjų visą dieną jau važinėjom. Liko paskutinė atkarpa link viešbučio, pakeliui bus dar 2 degalinės. Ir visai, ką galiu pasakyti, man buvo smagu, fainai važinėti, fotografuoti, klausytis muzikos. Puikiai diena. Taip, aš dabar kaip pitstopas būna per lenktynės Formulės 1, greitai atvažiavau, nuleidau stiklą, nufotkinau degalinę ir važiuoju toliau. Pagaliau prieš paskutiniai degaliniai Shell radau kavą. Va čia yra tokia kavinė. 2,50 už latę kavą. Tuoj paragausiu, ar jinai skani. Na ką, už manęs lieka paskutinė Shell degalinė. Startavau šiandien 10 valandą, o dabar jau po 4. Tai bemaž 6 valandos už vairo šiandien. Bet iš tikrųjų net nesijaučia, kad aš virš 6 valandų šiandieną važiuoju už vairo. Viskas žiauriai smagiai susivažiavo. Atrodo, kad nežinau, gal 2 valandas važiuoju, bet iš tikrųjų tikrai jau virš 6 valandų. Nufotkinau visas Shell degalinės, kur buvo ratų, kaip galėjau apvažiuoti. Ir skirt laiką, prikabinsiu nuorodą video aprašyme į mano tinklapio postą padarysiu, kur iš šito tripo tokio dienos įkelsiu visas nuotraukas, ne tik degalinės, bet ir dar aplamai, ką aš pakeliui buvau nufotkinęs. Šiaip buvo smagu, labai džiaugiuosi, kad Kretoje išsinuomavau mašiną, ne tik aš, bet šiaip keliauti ir jums rekomenduoju visada, jeigu keliausite, kažkur nepagilėkite šiek tiek pinigėlį, išsinuomokite mašiną, nes pavyzdžiui čia kainavo nuoma 40 eurų per parą. Aišku, svarbu vengti galbūt nuomotis per agentūras kelionių, nes mes važiavom su testūru ir mums testūras siūlė 100 eurų, ne, 90 eurų už parą mašinai, kuri yra mažesnė nei Mazda 2. Ten, man atrodo, buvo Kia Picanto. Tai ten iš vis tokia smulki mašina. Tai va, labai smagu. Nuomavausi šitą mašiną netoli viešbučio iš Astrocar. Labai fainas ten vyrukas dirba, toks jau vyresnio amžiaus, išnuomavo, papasakojo viskas kaip kas. Sakė, no off-road, go whatever you want, fill the gas and cool. Tai va, labai buvo smagi kelionė.
Patiko man Kreta, tikrai rekomenduoju, daug labiau patiko nei Turkija. Vien pozityvus įspūdžiai ir ačiū, kad pažiūrėjote šitą video. Tikiuosi pavyko susimontuoti, kad jis atrodytų bent kažkiek padoriai, nes vien vairavau ir biškį pafilmavau. Tai ačiū Jums labai uždėmesį. Sekite mane YouTube, Instagrame, kur tik įmanoma ir iki kitų kartų. Ate.